Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Šiandieną vaikštinėdama prie upės pagalvojau dar apie vieną tokią temą. Liečiu dažnai nepatogias temas ne tam, kad parodyti, kad jūs kažkas esat prasčiau, o kažkas aukščiau. Noriu parodyti skirtumus tarp platesnės sąmonės ir siauresnės sąmonės. Ir kartais mes pasiklystam pasiūlymuose laikmečio ir technologijų ir pasiduodam aklai nesuprasdami, ką mes darom. Tai šiandien apie tai, kad dažnai paaugliams mes telefonuose turime programėles, kur galim matyti, kur jie yra. Ir nežinau, kaip ten su mažais ar didesniais, kiekvienas mes turim skirtingą ribą, kiek tai yra patogu stebėti. Bet kai mes kalbam apie žmogų ir jam instaliuojam arba kartu su juo turim programėlę, kurioje mes galim matyti, kur tas žmogus yra, jums tai nieko neprimena. Tai yra tiesiog ne mūsų lygmens atributika, ne mūsų paveikslo, ne mūsų žmogiškojo, dieviškojo lygio paveikslas sekti. Jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, vaikas sutikdamas su tuo, kad nieko blogo, čia ta programėlė, mama mato, kur aš esu. Tai čia yra ne vaiko problema. Vaikas dar neturi patirčių, kad pasirinkti ir matyti skirtumus. Bet jūs, kaip tėvai, rodydami vaikui, kad tai yra norma, jūs jį auginat vergu. Vergu, kuris vėliau kitose situacijose, kai jį seks darbdavys, kai jį seks, aš nežinau kas, bet jam nelaisvė, arba tai, kad kiekvieną minutę jį žino, kur jis yra, jam yra patogus dalykas. Įsivaizduojate, iki kokio absurdo mes kartais daeinam, norėdami arba patogumo, arba ramumo kažkokio. Juk galima tam vaikui suformuoti atsakomybės, kad jis pats paskambintų, jums pačiai paskambinti. Yra tūkstančiai būdų, bet ne, mes kažkodėl nueinam į tokį, šunelio lygį, kai šuneliai čipuojami yra dėl tos pačios priežasties, kad jeigu kartais jį kažkaip galima būtų atrasti ar atsekti, nors kiek pabėgusių šunų dar ne vieno pagal tą funkciją niekas nerado. Tai gal tai ir buvo sugalvota tik tam, kad mums dabar įdiegti tokius procesus, bet mes patys kalti, jeigu mes nesuvokiam, ką tas pavyzdys duos kokią programą jūsų vaikui, tai irgi sistema ar valstybė kalta, ar laikmetis. Ne. Tai jūsų sąmonės apimtis yra nesuvokianti šito viso pasekmės. Tai jeigu aš noriu užauginti laisvą žmogų, kuris bus nepriklausomas, bus savo atsakomybėse, sugebės visada priimti atsakomybę už savo poelgius ir veiksmus, tai niekada nebus tas žmogus, kuris manė, kad sekti arba matyti, kur tu esi, yra gerai. Mes dažnai nusistebim, kaip parduotuvėse yra kameros ir ten visada filmuoja, kas vyksta, ar ne? Ir tai sakom blogai. O štai čia mes su vaikais taip darom ir sakom blogai. Mes tai darom, kad mums būtų lengviau. Ir daugelis žmonių net ir suvokdami tai daro, kad būtų lengviau. Tai šiandien apie šitą tokią naują patogumo versiją. Pagalvokit, kas gali susiformuoti jūsų vaiko sąmonėje, jeigu jis manys, kad sekti yra gerai. Vėlgi, panašumo principas. Jūs norit, kad jūs sektų? Ne. Bet jūs sekat. Daugelis sako, tai vaikai patys sako, kad tai patogu, kad tai gerai. Bet aš pabrėžiu, čia yra ne vaiko atsakomybė. Vaikas dar nesuvokia, jo patirtis dar 5 kart mažesnės negu jūsų. Tai jūsų atsakomybė. Jūsų atsakomybė, kol vaikas neišėjo į pilnametystę ir savarankišką gyvenimą. Todėl labai atidžiai galvokim, juk lygiai taip pat mes nenorim, kad mūsų gyvybė, mūsų vaikai būtų parduodami. Mes juk nenorim, ar ne? O ką mes darom su šuneliais? Taigi irgi gyvybė, tik žemesnio lygio. Mes juos veisiam, kergiam, parduodam, darom biznį, veislynus ir taip toliau.
Bet patys tai nenorėtumėm, kad tai būtų su mumis. Nes jeigu yra visatos laiptai ir yra aukštesnė civilizacija, tai rodydami, kad aš galiu dauginti ir parduoti šunelį, tai civilizacijai aš rodau, kad man tos vertybės priimtinos. Ir todėl aš niekada neužauksiu į kitą lygį, jeigu aš rodysiu, kad man tai priimtina. Lygiai taip pat ir su sekimo sistema. Aš jūsų labai prašau pagalvoti, juk kalbam ne apie šunelius, kalbam apie žmonės, apie kartą, kuri užaugs ir į kurią mes galbūt ateisim kaip savęs tęsiniai ateityje. Tai ačiū Jums labai.